Šiandien žaisim Minecraftą 1.5.2 ir žaisim vienam. Ir tiesiog šitą pasaulį pavadinsim Zaidžiam. Išlikimas bus daugiau pasaulio nustatymų, tai yra vat. Struktūros pasaulyje įjungta kaimai, požemiai ir taip toliau, visokios kasyklos. Leista komandos, išjungta komandos, kaip GameMod, XP, visokių tenai. GameMod pasikeitė, XP gauna XP, visokių startinį skrinę įjungsim. Ir yra pasaulio tipas įprastas, visiškai plokščias, kažkas derinti. Ir pasaulio tipas dideli biomai. Tai imsim įprastą ir kuriam naują pasaulį. Žiūrim, ką turim, kur atsidursim, aš nežinau. Kur mes atsirasim, kur mes atsirasim. Kraunamas pasaulis, kuriama vietovė. Tai yra keletas rūšių atsiradimo vietų mano. Yra atsidurti, va, tokioje vietoje kaip mes, kaip va, aš prie dykumos, o čia avys, mano startartinė skrinė, visai netoli. Tikrai labai reikės kirvių mum. Atleiskite lagų. Ir mes atsidūrėm labai geroj vietoj, iš tikrųjų prie kaimo. Dar geriau, kad prie tokio smėlio kaimo. Aš nežinau, kodėl tie torčiai padėti. Labai įdomu kažkaip padaryti. Eik tu savo. Eik. Galvoju, kad dykumoje padėti. O, čia yra kviečiai. Čia, kiek matau, čia žemiausia. Čia beveik kaip padėjus iš karto sėklas. O čia aukščiausia, kaip jau kviečiai patys užaugę. Ir morkų čia turime. O čia jau jos užaugę. Labai keista, kad pačias morkas tiesiog reikia paspausti 10 pelės mygtuką ir pasisodina morkos kaip ir bulvės. Čia yra kažkoks namas. Turbūt kalis. Jo, čia kalio namas. Ir būna skrinė. Bet čia yra aukso liejinys. Aišku, kad matosi jau parodyta. Skrynią pasivogėm. Aš nieko nedariau. Sveikas, bibliotekos žmogus. Tai čia yra bibliotekos žmogus. Nežinau, va, jis keičia popierių į smaragdą. 28 popierius. Keista. Čia, jei neklystų, dar žmogus, kurio pasiūlymo neapsimoka imti. O tu turbūt būsi kalvis. Ką man galėtum iškalti? Iron būtus, deimantinės batus iš 7 smaragdus. Tu keistas. Galima gan lengvai rasti deimantų. Tu irgi. O tu dar yra. Yra man kažkoks atrodo būrėja ar būrėjas, nežinau. Kaip jį pavadinus. Gerai, dabar einam tiesiog medienos reikėtų. Tai grįžtam į spawno vietą. Į mišką. O čia
yra nepaprastas medis. Čia yra pušis. Prisikirsim. O, šitą kirvį reikės sunaudoti. Mes dar du turim. Jau matėsi, kad sodinukas iškrito iš pušies. Ir čia. Įdomu, kodėl tokias aukštas pušis padarė. Vos nenukritau nuo kalno, nenusiritau. Kaip matote, ten yra užšalusių upė. Palaukit. Nustatymai, lygis normalus. Yra 4 lygių nustatymų struktūros, kažkas panašaus. Tai yra lengvas, normalus, sunkus ir taikus. Tas lengvas yra, nežinau, kuo skiriasi nuo normalaus, o sunkus tai, kad daugiau mobų ateina. Ai, beje, mobai. Tai mobai yra zombis, turi tiek pat gyvybių, kiek ir visi žmogeliukai, 10. Ir skeletas, jis aišku, kad su lanku ateina. Ne taip kaip zombis su rankom kapoja. Šauduris irgi tiek pat 10 turi gyvybių. Voras yra, tiesiog jis gali laipiot sienom, bet ko jis gali lipti, aišku, ne vandeniu ir ne lava. Kodėl nepasiekit kvailas kirvį? Nu, va, užteks, manau, tiek. Turėtų užtekti. Ai, jo, reikia, manau, sodinukai pasirinkti. Keturi sodinukai. Ir reikėtų avių pažudyti, kad nepraleistų nakties neturėdamas ką veikti. Bendrai naktį galima daug ką veikti. Kasinėtis, žudyti mobus, džiaugtis avys. Čia skeletas. Aš girdėjau kažkokį kaip kalvų traškėjimą. Nu, pažiūrėjau. O, vidurdienis. Biškį daugiau negu vidurdienis. Jūs matėte tą patį, ką ir aš? Sneakman. Ai, tu savo. Būtinai reikės tenai nueiti. Tik pirma reikia daugiau valgių. Jūs nežiūrėkite. O, mane pamatė vienas. Jis irgi nori duonos, bet aš jam neduosiu. Mano duona. Jis turi pats užsidirbti. Ir mano bulvės. Nors jis pats ir užsidirba turbūt tas bulvės. Ai, yra labai reta tikimybė, neretas, kad gautai supuvusią bulvę. Va, kaip aš manau, gavau net supuvusią. Va, nuodinga bulvė. Tikrai nepatarčiau jos valgyti, nes aš pats nežinau, ką jinai daro, kaip suvalgai.
Dar reikia biškį bulvių. O 14 bus gerai, manau. Reikia pažiūrėti, ar yra, yra kartais dykumose toks nelabai didelis, bet manau, kiekvienoj dykumoje turėtų būti tokia piramidė. Faraonų turbūt. O, kažkieno. Ir yra kartais gamyklos, tokios dideli keturkampiai įdubę į žemę. Tai dabar einam. Niekur neinam. Dabar šitas pasiliekau, gal anglį pasidarysiu. Turėtų užtekti. Kodėl aš tai padariau? Kodėl? O dar paskalis pasiekimas gautas. Sugalvojau, aš nusikasiu iki to tunelio ir kurį laiką gyvensiu tunelyje. Nes aš iš karto taip namų nenoriu statytis. Beje, ačiū draugams, kurie mane remia, laikina mano video, kurie man patarė daryti video Minecrafto. Aišku, kurie davė man minčių įvairių. Dabar nusikasim tą tunelį, nežinau dėl ko. Dėl ko. Dėl to, kad gyventume tenai. Ne. Reikia atsargiai. Opa. Lucky. Anglis. Eik tu sau. Dar double lucky. Gerai, reikia darbastalį kur nors pasidėti. Beje, jeigu jums nepatinka muzika, tai parašykit man komentaruose, kad patylint muziką ar ką nors. Nes matai, kaip, faina tokia visai. Ar tau didesnį garsą padaryti, pavyzdžiui, kasimą? Tuo pagarsinti biškį kasimą. Garso efektai viskas. Vėl tiemsta. Va. Gerai, reikia pasikast. Turbūt. Kur rančestus reikėtų padėti? Va čia aišku. Satinukų nereikės. Smėlio bendrai reikia. Tikrai nuodingos bulvės nereikia. Vieno medinio šito nereikia. Bendrai sviestą auksą galima kitaip vadinti. Aš vadinu jį sviestu. Nes labai panašus į sviestą. Šito viso nereikės. Reikia pasidaryti krosnį. Aš tikrai labai atsiprašau dėl visų tų lagų.